Tai sveiki, jūs nepatikėsit, bet šiandien aš lankausi Šiauliuose, Choppers Garage. Labas! Labas! Aš kalbinu savininką, direktorių, visų galų meistrą. Iš tikrųjų mes tokią ekskursiją čia apturėjom, bet kadangi darbo diena, mes nenorime visų darbuotojų trukdyti, tai tiesiog tarp gražiausių chopperių susirinkom. Tai kodėl chopperiai? Į šitą chopperizmo pasaulį, į baikerizmo pasaulį mane atvedė mano tėtis. Ir kažkaip net nebuvo minties, kad aš galėčiau įsigyti kažkokį sportbaiką. Tėtis įsigijo chopperį ir aš įsigijau chopperį. Ir nuo to prasidėjo mano kelionė per motociklų pasaulį. Kaip minėjau jau ekskursijos pradžioje. Pradžiai buvo vienas motociklas, paskui 2 motociklai, paskui 10 motociklų, paskui žmona sako, kad gal iš proto išsikraustai. Bet visą laiką tai buvo chopperiai, nes aš kažkaip galvoju, kad mano tikslas nėra parduoti motociklą ir uždirbti 100 ar 200, Taip. O dažniausiai nuo tų mažesnių motociklų nėra tiek daug vietos, kur tu galėtum uždirbti pinigų. Chopperius, jos dažniausiai renkasi vyresnio amžiaus žmonės. Sakydamas vyresnio, tai aš tai pradėjau prieš 12 metų, tuomet ir aš pats buvau jaunesnis. Tokia virš 30. Taip. Tokie dabartiniai mano amžiaus žmonės dabar jau renkasi chopperius ir buvo nuspręsta, kad mes pardavinėsim tik chopperius. Pradėjom nuo daug chopperių, nuo Yamaha, nuo Honda, nuo Suzuki, esam išbandę įvairiausių modelių ir galų gale apsistojom ties Harley Davidson, dėl to, kad mano vienas iš klientų sako, nu gal tu jau nustok šokinėti nuo vieno ant kito, gal padaryk vieną, sako, bet vieną, sako, normaliai. Tai mes seriją vieną modelį pasiėmė. Labai lengva dirbti su jais, nes nuo vieno ant kito gali dėti detalės, jos yra rėmai tie patys, žibintai tie patys, taip universalios detalės. Ir kai mes turim daug motociklų, mes galim naudoti tas pačias detalės. Pavyzdžiui, kol mes užsakom kitas, kol grįžt, tiesiog nusiėmam mums reikalingas, užsakom kitas ir taip taupom laiką. Ok, aš kaip tik tavęs norėjau klausti, koks yra chopperio vairuotojas, ar ne? Aš įsivaizduoju sportbaiką, nu tai ten žmogus jau stovi, man su kombinzonu, man viskas su juo aišku yra, ar ne? Aš pati ten adventure tokį labiau motociklą, tai toks, sakykime, labiau kelioninis. Chopperis, gerai, tu sakai jau toks virš 40, ne? 30. 35. 35, reiškia, jis jau nulipęs nuo visų sportbaikų, ar tai visgi jam pirmas motociklas? Turbūt ne. Dažniausiai tai būna ne pirmas motociklas ir dažniausiai istorija mano klientų būna tokia, kad jie atvažiuoja ir sako, žinai, aš turėjau ten paauglystėj kažkokį, javą, ten įžą, dar kažką ir aš dabar noriu vėl, bet jie kažkaip grįžta prie Harley. Aš manau, kad daug yra padaręs Harley su savo vardo žinomumu, su marketingu. Tu gali parduoti ir Honda, ir Indianą, bet Harley tu visada parduosi. Harley yra lengviau realizuojamas, gal taip sakykim. Apie tos žmonės, kurie vairuoja motociklus, chopperius, šiuo atveju Harley Davidson, tai yra jau truputėlį gyvenimą matę žmonės. Aš manau, kad jie turintis stotą savo visuomenėje, dalis iš jų yra verslininkai. Harley Davidson nėra pigi prekė. Tai šitam arba reikia labai ilgai taupyti, arba reikia labai gerai uždirbti. Man atrodo, kad tai yra žmogus, vairuotojas, kuriam nieko nebereikia įrodinėti. Aš manau, kad jie jau viską įrodė ir Harley Davidson yra tik tai vyšnia ant torto. Jam nebereikia neįrodyti, žiūrėkit, aš čia greitas, aš čia manevringas, aš čia dar kažkoks. Tiesiog aš noriu sėsti ir savo patogiai važiuoti. Bet čia gal yra toksai platus matymas. Bet jeigu mes įeinam į tą Harley Davidson bendruomenę, ten vėl yra atskiri poskyriai, kaip yra atskiri modeliai, yra Sportsteris, yra Softailas, Dyna, Road Kingas, Touringas, ten Street Glidas, Electra Glidas. Kai jau ten truputį sluoksnius įlendi, tai atsiranda ir motociklų tuningavimas, atsiranda visokie upgrade'ai, varikliai ir atrodo, jie visi yra Harley, bet jie visi yra skirtingi. Taip, audio aparatūra. Pas kažką. Ne pas daugelį. Aš išduosiu paslaptį, pas jį yra labai gera aparatūra, pasirodo vietoj dėžių yra kolonėlės, žodžiu, bet čia kita tema. Aš nežinau, ar čia proto požymis yra vietoj dėžių kolonėlės dėti. Na, bet čia buvusio didžėjaus požymis. Tai nėra buvusių policininkų ir buvusių didžėjų. Buvusių didžėjų, taip. Kuom skiriasi chopperis nuo kitų motociklų? Ne tik išvaizda. Jis visų pirma turi masės. Taip. Koks jų svoris yra? Eilinis motociklas Harley Davidson, kuriais mes prekiavome, sveria 300,5 kg. Okay. Bet tiesiog reikia pabandyti. Aš duosiu tau Aureliją pabandyti.
Ar tai reiškia, kad gali jį vairuoti tik stiprus vyrukas? Ne, tikrai ne. Ne. Stipri moteris gali. Gali vairuoti. Bet stipri. Moteris, turėjau aš moterų klienčių ir moteris dažniausiai renkasi lengvesnio tipažo motociklus, kad ir Harley Davidson, tai yra Sportster, puikiai linija, puikiai tinkanti moteriams ir merginams. Ir mes tikrai galėtumėm keliai pamatyti daug. Dabar bandu prisiminti, vieną klientę Latvijoje vairuoja Softail tipo. Ant Street Glide, Elektroglide moteris dar nesumatęs, bet nemanau, kad nepamatysiu jo. Kur dar specifika yra be svorio? Kuom jie dar skiriasi? Garsas. Ar esi girdėjęs geresnį garsą? Nu, čia toks, žinot, yra žmonių, kaip aš sakau, bet dažų kvapas ir benzino kvapas tai yra mano kvapas absoliučiai, man nereikia, žinokit, nei Versace, nei Kenzo. Patys motociklai, jie kom skiriasi nuo streetų ar nuo tų lengvesnių, tai kad mes šiandien šnekėjom su tavim, kad su šitais motociklais nėra protinga tarp automobilių važiuoti Vilniuje. Taip. Aš manau, kad šito motociklo vairuotojas, jisai bet kuriuo atveju yra brandesnis. Taip. Aš nekalbu apie visus, bet bendrąją esmę imant, tas žmogus, kuris vairuoja Harley Davidson, jis truputėlį turėtų ir už savo motociklą ir už save patį tokį atsakingumą jausti. Taip. Prieš 10-15 metų, koks buvo požiūris į motociklizmą ir motociklus, ir koks yra dabar, tai aš manau, kad didelė dalim yra čioperistai prisidėję. Dėl to, kad jie daro įvairius renginius, jie važiuoja po vaikų namus, jie rodo tos motociklus. Jie duoda prisiliesti visuomeniai prie tų motociklų ir pasakyti, kad mes nesam blogiečiai ir mes nesam tie barzdoti vyrai iš filmų. Taip, tik alus ir barai. Kaip žinai, šiandien vartoti alkoholio nebegalima ir alus yra pasibaigęs. Be vairuojant motociklus, juokėsi jinai. Nealkoholinis? Taip, nealkoholinis, be abejo. Tai aš manau, kad mūsų klientas yra brandus klientas ir kuris mąsto 3 žingsnius į priekį. Jis nedarys staigių judesių, aš tikiuosi, kad jis nelenks per kairį į šoną, per ištisinę, prieš sankryžą, geriau pastovėti, palaukti. Tokia brandi visuomenė. Klausyk, jūs dirba daug su užsienio rinka. Pagrindė su užsienio rinka. Ar skiriasi Europos šalis viena šalis nuo kitos? Skiriasi skoniai. Pilka spalva yra labai mėgstama, juoda spalva mėgstama Vokietijoje. Taip, išskirtinesnius motociklus su tuninguotais varikliais, su turbinomis mėgsta Suomijai. Bet aš girdėjau, kad Suomijoje jau dabar irgi yra apribotos sąlygos įteisinti tokį motociklą. Priklauso nuo įstatymų. Italija lengvi motociklai. Tai reiškia, kad tokių į Italiją mes esam pardavę labai minimalų kiekį. Dėl to, kad viskas siaura, mažai, reikia greitai, ten motopirdelis, kaip aš sakau. Taip, bet jis irgi yra Harley Davidson, aš nežinau, nesu matęs tų klientų, nes aš parduodu dažniausiai parduotuvės. Parduotuvės parduoda galutiniam klientui. Ir man keliaujant po Europą mačiau, kad yra tų didelių motociklų, bet daugiau matosi mažų motociklų. Ir pavyzdžiui, šiandien girdėjau, kad baikerizmas į Lietuvą atėjo pirmą, paskui atėjo motociklizmas. Taip, pas mus Lietuvoje yra labai daug didelių automobilių, didelių motociklų, bet išvažiuoji tik už sienos ir tu nebematai nei tų didelių automobilių, nei tų didelių motociklų. Galbūt lietuviai mėgsta pasirodyti, kad jie yra didi tauta. Ne, tiesiog mes mėgstame amerikiečius filmus. Mes prisižiūrim ir mums atrodo, kad su motociklais tai būtinai turi būti barzda, turi būti didelis mocas, būtinai alus, daug mergų ir baras, ar ne? Tai turbūt Europa truputėlį ne apie tai, ir kuo mes daugiau keliaujam, to daugiau matom, ar ne? Ir tuo daugiau turbūt iš... Bet viskas keičiasi pas mus irgi, žiūrėk, pareina tos lengvų motociklų mados. Aš propaguoju ir proteguoju, kad žmonės, kurie vairuoja motociklą, turi turėti pradžiai Harley Davidson. Pradžiai. Tiksliau, jeigu turi vieną motociklą, tai turi turėti Harley Davidson. Bet jeigu tu jau nori turėti kitą motociklą, tai gali būti ir Enduro ir dar kažkas. Tai visi, kurie neturi motociklų, pradžiai turi nusipirkti Harley Davidson. Aš šiandien išvažiuoju, žinokit, aš grįžtu į Vilnių su naujų mocų šiandien. Tai man atrodo, jau jis man greitai parduos. Ir žinokit, nenustebkit, jeigu Vilniui pamatysit visiškai išprotėjusią bobą su audio aparatūra važiuojančią, nes aš aišku pasiklausiu dar tik kainą, aš tiesiog, kad tai yra labai brangu. Pasakyk tu man. O kas yra tau brangu? Man turbūt motociklui, jeigu taip atvirai, man pavyzdžiui virš 10 000 yra brangoka. Tai mes šiandien tave galim išsiųsti. Bet taip, bet. Ypatingai šitie motociklai tuo, kad jie labai retai genda ir
aš savo klientam, kai jie pradeda manęs klausti, ar čia kaip tas variklis, jeigu gera priežiūra, tai tas variklis jisai tarnaus ir laikys. Jie yra tiek paprasti, kiek rusiški traktoriai. Netgi šitai. Aš taip galvočiau. Aišku, rusiški traktoriai genda daug dažniau, bet pats paprastumas. Bet sulyginimas, supratau, jo. Iki 2006 metų vieną variklį, nuo 2006 jie atsinaujino variklį ir jisai ėjo iki 16 metų su viena modifikacija. Ir realiai gali nuo vieno variklio ant kito dėti detalės ir jos tinka, jeigu teisingai sudėsi. Tai jeigu motociklas eina 10 metų nekeisdamas nieko, aš manau, kad jis yra gerai padarytas. Aš suprantu, kad nuo sportinio motociklo iki čioperio yra visai netoli, o gali būti atgal, kad tu pavairavęs čioperį gali užsinorėti iš tikrųjų kokio sportbaiko. Aš tokio žmogaus nepažįstu. Bet aš pats šiemet įsigijau enduro. Mano bendradarbiai įsigijo ne po vieną irgi. Visada važiuojant asfaltu, norisi nusukti į tą žvyrkelį. Bekelę, taip. Tai mano tokia mintis buvo svajonė, kad po darbo pasivažinėti ne tik asfaltu, bet ir miško keliukais, takeliais, bet tam yra reikalingas enduro motociklas, todėl aš ir keletas mano kolegų, kurie dirba kartu su manimi, įsigijom enduro tipo motociklų. Todėl atsakant apie sportbaikus, tai tikriausiai, kad mes niekada nesėsim ant sportbaikų, bet adventure, enduro, why not? Bet be komandos aš negalėčiau turėti to, ką turiu dabar. Tai aš džiaugiuosi, kad vienas iš mano darbuotojų dirba su manim nuo pat pradžių, galbūt 12 metų ir 11 metų. Šiaip visi darbuotojai, kurie ateina, jie dažniausiai pasilieka. Ir aš labai norėčiau išlaikyti šitą komandą. Mes net gal esam bendruomenė. Po darbo mums nebereikia ieškoti, su kuo pasivažinėti. Tiesiog mes sėdam ant savo motociklų, visi turi čia dirbantis motociklus, sėdam ant motociklų ir važiuojam. Tai aš norėčiau, kad išliktų tas bendruomeniškumas mūsų kolektyve, nes tai man yra svarbiausia. Ir visiškai neseniai aš dar šnekėjau su vienu draugu, dideliu verslininkų, didelių įmonių, ir mes kalbėjom, ir aš sakau, nėra tikslas mano tas ekspansinis kapitalizmas. Mano tikslas yra palaikyti tai, ką mes turim dabar ir gyventi gerai ateityje. Tai aš tau labai linkiu, kad tavo verslas klestėtų. Aš tau linkiu gražių motociklų, aš tau linkiu dar porą savo garaže. Aš tau linkiu gerų kelionių, bekelę, ar ne, naujų potyrių, naujų nuotykių. Aš tau linkiu išlaikyti savo komandą, nes faktas, kad be žmonių mes nieko nepasieksim, ar ne, ir jeigu jie yra ne tik tai lojalūs, bet jie yra bendraminčiai, jie tampa tavo draugais, jie tampa tavo šeimos nariais, ar ne, ir bendruomenė, tai yra svarbiausia. Tai aš labai tave su tuo sveikinu ir linkiu tau kuo geresnės klotės, o dabar einu matuotis motociklą. Iki.